Labadiena, gerbėmi visaginiečiai. Kaip praeitą savaitę atsakinėdamas į klausimus sakiau, neatsakysiu į klausimą, kuris skambėjo maždaug taip, kiek ir kokių investicijų VŠI Visagino ekonomikos plėtros centras pritraukė į miestą per 3 metus, kadangi tai būtų nekorektiška vien tik tai iš mano pusės pasakyti ir galbūt ir net neįdomu, jeigu vardinčiau tiesiog skaičius, todėl pažadėjau, kad paklausiu šito mūsų Visagino ekonomikos plėtros agentūros direktorės Lauros. Manau, kad tai būtų įdomiau ir netgi paprašiau, kad būtų keletas pavyzdžių mūsų vietos verslininkų, kurie tą paramą iš mūsų agentūros jau gavo, kad jie pasidalintų savo įspūdžiais. Mes kūrėme investicijoms palankę aplinką. Ir investicijos tai nėra vien tik tai tiesioginės užsienio investicijos ar didelių fabrikų atėjimas, tačiau tai yra ir stabiliai augantis tvarūs verslai, veikiantis savivaldybės teritorijoje ir būtent šitas kryptis mums yra viena iš svarbiausių. Mes konsultuojame žmonės, kurie planuoja pradėti verslą arba nori jį vystyti. Mes padedame tiem žmonėm pasinaudoti valstybės instrumentais, kuriais remiamas verslas. Tai konsultuojame paraiškų rengimo klausimais, padedame kai kuriais atvejais užpildyti reikalingus dokumentus ar parodome tas galimybės žmonėms. Mes administruojame bendradarbystės centrą Spiečius, kuris jau pagaliau pradeda duoti savo rezultatą. Kadangi būtent į Spiečių ateina žmonės su savo idėjomis, kurias mes padedame paversti realybę. Dažniausiai mūsų konsultacijos prasideda nuo to, kokią verslo formą pasirinkti, o ką man daryti ir toliau jau pereinama prie konkrečių kalbų apie tai, kad būtų reikalinga kažkokia tai konkreti įranga, bet žmogus neturi pinigų tai įrangai įsigyti ir mes visuomet ieškome tokių galimybių padėti tam žmogui, nes instrumentų iš tikrųjų yra ne vienas ir ne 2. Galim pasidžiaugti, kad pernai metų renginiuose mūsų organizuotose dalyvavo daugiau kaip 600 žmonių. Ir tas skaičius, lyginant metus su metais, beveik dvigubėja, ta prasme, 1,5 karto tai tikrai išaugo, tie žmonės keičiasi, mūsų renginiai taip pat tampa vis kokybiškesni ir turime jau per šitą laiką sukaupę ir savo gerąją praktiką, kurią galim pasidžiaugti. Tai yra keletas verslų, su kuriais mes bendravome ir buvome greta jų arba nuo pat pradžios, arba nuo labai ankstyvos stadijos. Tai vienas iš tokių verslų yra ir Sweetart konditerija, kuri labai gražiai išaugo mūsų akise. Tai Alvina, papasakok iš pirmų lūpų, ką reiškia tas investicijų pritraukimas verslininko akimis ir ko iš tikrųjų reikia, kad tu galėtum turėti galimybę investuoti į savo verslą. Investicijos būna ne tik finansinės, bet ir moralinės. Aišku, reikia investuoti daug jėgų ir savo laiko. Kaip šiandien šnekėjom apie Maldyvas, net ir pagalvoti negaliu jų daugiau negu 3 metus apie atostogas. Vis svajoju, kad 2 savaitės iš eilės būtų tos atostogos. O dėl VEPOS tai norėčiau pasakyti, kad jūs mums padėjote užpildyti ne vieną paraišką ir gavome subsidijas finansinės, kurios mums iš tikrųjų labai padėjo augti. Pirmos tai buvo, kai mes persikraustėme į naujas patalpas, buvo subsidijos būtent nuomai, o jau kitos subsidijos buvo praeitais metais. Mums padėjo nupirkti naują įrangą ir mes patekom ir buvom vieni iš 24 įmonių
visoj Lietuvoj, kurie gavo būtent subsidijas. Ar galima sakyti, kad va ta situacija, kai atsirado galimybė truputėlį padėti kompensuojant nuomos kažkokius tai dalykus ir buvo tas kertinis taškas, nuo kurio tu jau pradėjai tą savo verslą? Nes jeigu to nebūtų buvę, tu gal ir būtum likusi iki šiol. Tikrai, aš tikriausiai ir dirbčiau namuose, nes buvo labai didelė baimė ir buvo labai didelė rizika. Buvo tuo metu pandemija ir aš nežinojau, ar iš viso pravers ir ar pirks žmonės, ar viskas bus taip, kaip yra dabar. Ir kadangi buvo pasiūlymas mokėti už nuomą, tai mes nieko nepraradom, o kaip tik gavom tą pirmą žingsnį, kurį jūs mums ir davėt. Tai vienas iš tų rezultatų Vepos tokių labai apčiuopiamų ir kur užfiksuota statistikos departamento duomenimis yra faktas, kad 24 metų pradžiai, sausio 1 dienai, Visagino mieste mes turėjom jau 622 veikiančius ūkio subjektus. Ir šitas skaičius yra didžiausias nuo 2009 metų, nes anksčiau esančios statistikos tiesiog man nepavyko rasti. Ir tai rodo, kad žmonės įsidrąsina, kad jie pradeda kurti, jie nebijo pradėti verslų ir tuo pačiu, kad tiems verslams pakankamai gerai sekasi. Kadangi jeigu tau nesiseka, tu uždarai savo įmonę, kas mažina veikiančių ūkio subjektų skaičių. Tai dar vienas iš rodiklių, kuris parodo, kad Visaginas atsigauna ir čia vyksta aktyvus gyvenimas, yra ir Vepos patalpų užpildymas. Tai deja, šiais metais mes vargu ar galėsime pasiūlyti patalpų esančių Taikos 7, todėl kad elementariai pastatas yra toks, koks jisai yra, o visos patalpos jau yra užimtos. Mūsų pastate įsikūrė nedideli verslai, bet jie taip pat kūrė vertę miestui. Jų sėkmė mums taip pat yra be galo svarbi, mes dažnai bendraujam ir stengiamės padėti pačiais įvairiausiais būdais ir formom, galbūt ir kai kuriais atvejais peržengdami savo pastato ar atsakomybių ribas, tai yra pildydami paraiškas, padėdami žmonėm surasti reikalingas patalpas, padėdami surasti reikalingus darbuotojus, kadangi kaupiame duomenų bazę tų specialistų, kurie atvažiuoja į Visaginą ypatingai. Ir tas veiklos rezultatas tai yra tuo pačiu ir tai, kad tamsių metų laikų mūsų pastato languose šviesa negesta iki vėlumos. O jeigu suplanuosite atvažiuoti į Taikos 7 pas mus į svečius, žinokit, pasilikit atsargą tam tikrą laiko, kadangi surasti automobilių stovėjimo aikštelę prie mūsų pastato jau tampa sudėtinga. Džiugu dėl to ir aišku, buvo pasakyta dėja jau nebegalime priimti į šį pastatą, tačiau tai rodiklis, kad pastatas pilnas, kad jisai kaip tas bičių spiečius, jisai pilnas tada ir didelis tada, kada yra daug tų smulkių verslų, daug tų bitelių, o ne viena didelė. Ne visada pavyksta taip, kad kiekvienais metais ateitų kažkoks didelis investuotojas, bet žymiai tvaresnė, mano nuomonė, ekonomika tada, kada yra mažai, mažų, bet daug verslų. Ir tai tikrai džiugina. O tie skaičiai, kurie buvo paklausti, kiekgi tų skaičių, pradėsim sakyti ten, tie 100 000 investicijų, ar tai daug, ar mažai, labai yra sunku spręsti.
nes kiekvienas gavęs konsultaciją, gavęs moralinį palaikymą investuoti yra labai svarbus. Jeigu mūsų Visagino ekonomikos plėtros agentūra dirbs taip, kaip iki šiol dirbo, jeigu atsiras tikrai daug tų mūsų verslininkų, kuris kiekvienas po truputėlį, kaip ta mažytė bitutė atneš trupučiuką, bet surinksime didelį kiekį medaus, viskas pas mus bus gerai.